Sveiki visi. Visų pirma, noriu pasveikinti visus su pagaliau atėjusiu pavasariu. Ilgai laukiam ir štai jis čia. Aš esu Deividas Švėgžda, NotBaltic produktų vadovas. Ir šiandien IT ryto rubrikoje noriu su jumis pakalbėti apie su kokiamis problemomis susiduria įmonės savo prižiūrėdami IT infrastruktūrą. Ir su kokiom rizikom. Ir kaip tas rizikas geriau būtų valdyti. Taigi šios dienos tema yra visapusiška įmonės apsauga nuo rizikų šalinimo IT infrastruktūroje iki duomenų apsaugos. Taigi, kokias pagrindinės problemos, kokie klausimai dažniausiai iškyla prižiūrint IT infrastruktūrą. Tai kaip efektyviai identifikuoti gedimus tinkle, ir kaip parinkti priemonės jiems šalinti. Būna, kad ateinam ryte ir neveikia vienas ar kitas servisas, neveikia buhalterinė programa, neveikia internetas ir panašiai. Kaip reikėtų suvaldyti tokias rizikas, kad jos nepridarytų mums daug problemų. Taip pat pakalbėsime ir kaip audituoti ir inventorizuoti įmonės turtą. Aš turiu galvoje apie IT infrastruktūrą. Paprastai tai užtrunka begalę laiko, daug reikalauja resursų. Norėsim pristatyti vieną produktą, kuris tą galėtų jums padėti išspręsti. Taip pat yra problema ir darbuotojų stebėsena. Ypač kaip už lango šviečia saulutė. Visi pradedame galvoti jau apie atostogas, jau išvykas į gamtas, pradedame lysti į internetą, žiūrėti, kur atostogavo draugai, kur norėtume mes atostogauti, bėgti į pigių skrydžių bendrovę puslapius, pasižiūrėti, kokie yra pasiūlymai ir panašiai. Kai darbuotojas jau nebetampa lojalus, įmonė tai neša pakankamai nemažai nuostolio. Tai kaip tą kontroliuoti, kaip tą stebėti, taip pat papasakos. Taip pat ir kaip lokaliai spręsti įvairius gedimus esančius pas darbuotojus, kurie dirba prie kompiuterizuotos vietos. Ir vienas iš paskutinių klausimų, bet be abejo apie tą, apie ką aš akcentuosiu, iš tikrųjų, ko gero klausimų kils daugiau, gale mano prezentacijos galėsime apie juos pakalbėti. Tai kaip apsaugoti įmonės duomenis nuo praradimo išorėje, tai yra per išorinės laikmenas. Taigi šias visas problemas iš idėjos sprendžia vienas paketas, kurį noriu jums šiandien pristatyti, tai yra Axon Envision. Jis sudarytas yra iš 5 modulių ir šiek tiek trumpai apie tos modulius, toliau padiskutuosime plačiau apie juos. Tai visų pirma tinklo modulis, kurio pagalba bus galima stebėti tinklą ir jame vykstančius įvykius. Kitas iš modulių yra inventoriaus modulis, padės inventorizuotis. Trečias modulis yra vartotojų, kaip ir minėjau, vartotojų stebėsenos. Galbūt jis yra daugiau aktualesnis įmonės direktoriams arba personalo atrankos darbuotojams ar personalo priežiūros darbuotojams. Ketvirtas moduliukas bus pagalbos centras, kaip spręsti problemas tiesiai pas vartotoją. Ir paskutinis yra duomenų apsauga, kaip ir minėjau, nuo išorinių laikmenų. Taigi, dažnai mes turime labai didžiulius IT ūkius. Ir vienas IT administratorius paprašė manęs, sako, Deividai, duok man Axonsą išsibandyti, aš noriu pasižiūrėti, kaip jis veikia mano tinkle, kaip jis man galėtų padėti savo darbui. Sakau, gerai, be problemų, sakau, pasakyk tik tai, kokiai kiekiu įrenginių tau sugeneruoti licenciją. Sako, nežinau, Deividai. Sako, tikrai nežinau, sako, ir kaip man jas suskaičiuoti. Aš po vieną tikrai nesuskaičiuosiu, yra pakankamai daug. Ok, sakau, aš tau padėsiu, kaip juos suskaičiuoti. Ir ką tai parodo? Tai parodo, kad mes dažniausiai nežinome, kiek tinkle turime įrenginių. Būna, kad įsigijame, tarkim, 10 kompiuterių, papildom 10 kompiuterių, paskui įsigijame 10 telefonų, įsigijame 5 spausdintuvus. Taip tinklas plečiasi ir pasidaro jau po to vėliau jį sunku suvaldyti. Tai iš esmės, kuo čia gali pagelbėti Axonsas, tai kad mes galime nuskanuoti visą tinklą ir savo įrenginius matyti, kaip matote skaidrėje. Šitą žemėlapį įrenginių galime konfigūruoti pagal save. Šiuo atveju pas mane išdėliota taip, kad aš atskiriu atskirai darbo vietas, atskirai serverius, atskirai spausdintuvus, atskirai tinklinę įrangą. Ir kito klausimo, ko aš paklausiu to IT administratoriaus, tai sakau, o kaip tu savo tinkle identifikuoji gedimus?
Būna, nutinka, sakau, tarkim, kažkas sugenda ir panašiai. Ar tai būna pas tokių gedimų? Sako, taip, yra problema, sako, pas mane dažniausiai užlūžta serveris, kuriame sukasi buhalterinė programa. Ir sakau, kaip tu identifikuoji tą gedimą? Sako, labai paprastai. Nuo pačio ryto pas mane atbėga buhalterė ir grumuoja man kumščius, sako, neveikia. Buhalterinė programa negali dirbti, labai pyks ant manęs. Iš tikrųjų, identifikuoti problemą aš identifikuoju greitai, be abejo pasiekmes yra, ypač jeigu buhalterė atbėga algų mokėjimo dieną, aš be abejo algą tada gaunu pats paskutinis, prieš darbo pabaigą. Tai šiuo atveju Aksenso įrenginių žemėlapį, visus įrenginius matysime ir realių laikų galėsime stebėti jų veikseną. Tai yra, matosi pas mane, kad vieni įrenginiai yra nudažyti raudona spalva, kiti geltona. Tai ką parodo, tai parodo, kad vienas ar kitas įrenginys šiuo metu yra neveikiantis ir galbūt reikia daryti kažkokias priemonės, kad jis pradėtų veikti. Kiti geltonai nuspalvinti, tai parodo, kad yra kažkokios problemos, galbūt jis dar yra veikiantis, bet jis jau turi problemų, reikėtų bandyti tas problemas išspręsti. Ką mes dar galime stebėti be to, kad ar veikia ar neveikia šitas įrenginys, tai taip pat kiekvieno įrenginio vidinius parametrus. Tai yra, šiuo atveju pas mane skaidrė pateikta kaip vieno tinklinio įrenginio, kaip atrodo srautų pasiskirstimas laikotarpyje. Tai taip pat galime daryti įvairias išvadas, tokias kaip, tarkim, galbūt įrenginys yra perkrautas. Srautai yra pasidideli, užimtumas yra labai arti 100% ir tai atitinkamai reikėtų reaguoti arba perdaryti savo architektūrą tinklinę, galbūt pakeisti tinklinį įrenginį kitu, kuris praleistų didesnį kiekį srautą. Taip pat galime atskirai žiūrėti ir įvairiais servisais, tokiais kaip HTTP, DNS, FTP ir panašiai. Jeigu kalbame apie serverių stebėseną tinkle, tai serverius galime taip pat stebėti ir juose esančius servisus. Turiu galvoje apie įvairią programinę dalį, tai tos pačius duomenų bazės, pašto serverius ir panašiai. Tai taip pat mums leidžia realių laikų peržiūrėti, kokia yra apkrova duomenų bazės, taip pat ir laiko kažkokiam tai intervalė. Tai be abejo, taip pat mes ir vėl galime užbėgti už akių tokioms problemoms, kaip nulūžta mūsų buhalterinė programa. Mes galime pamatyti, galbūt yra perkrova tam tikrų laikotarpių ir reikėtų resursus techninius paskirstyti taip, kad duomenų bazė tuo metu veiktų nepriekaištingai. Be abejo, mes prie tos sistemos visą dieną, visą parą nesėdėsim ir nežiūrėsim, kada vienas renginys pasiekiamas arba nepasiekiamas, kada apkrova būna didesnė, kada jinai mažesnė. Tai yra tam skirtas pranešimų funkcionalumas, kurio metu mes galime nustatyti įvairius pranešimus. Tai yra, administratorius prižiūrintis šią sistemą gali gauti paštu pranešimą, kad jo sistema pasiekė kritinę sritį kažkokią, arba vienas ar kitas įrenginys neveikia ir reikalauja dėmesio. Taip pat galime ir prisijungus mobilųjį telefoną prie Aksenso galime susikonfigūruoti taip, kad mes tos pranešimus gautumėm ir SMS žinutėmis ir kitais kanalais. Taip pat galime išsaugoti ir į failą. Dar vienas, kuris yra labai naudingas funkcionalumas, tai kad mes galime vykdyti įvairius ištaisomosius veiksmus. Tarkim, žinome, kad buhalterinė programa įprastai turi veikti, apkrauti resursus apie 40–50% su nedideliais iškrypimais, tarkim, generuojant kažkokias ataskaitas ir panašiai. Bet mes galime nustatyti taip, kad jeigu įvyko kažkokia anomalija, tai yra buhalterinė programa reikalauja resursų visų 100% ir tai užtrunka labai ilgai, tarkim, pusę valandos. Mes jau įtariam, kad tai galėtų būti nenormalu ir mes galime sukurti tokią taisyklę, kad jeigu duomenų bazė arba buhalterinė programa reikalauja daugiau kaip 100%, tai yra iki 100% resursų ir labai ilgą laiko tarpą, tai mes galime įtarti, kad yra kažkas negerai ir ją reikėtų perkrauti. Tai automatiškai mes galime nustatyti tokią taisyklę, kad pasiekus šiems reikalavimais ta pati duomenų bazė persikrautų. Taip pat čia yra tokie standartiniai funkcionalumai, bet mes galime ir sukurti savo taisyklės. Tai yra įterpti programinį kodą, kuris įvykus kažkokiems tai reikalavimams, kažkokiems netitikimams galėtų būti įsiųstas į tą serverį ir pagal tą programinį kodą būtų vykdomi atitaisomieji darbai.
Tai apie tinklo modulių trumpai tiek, iš tikrųjų jo funkcionalumas yra kur kas didesnis, aš nenoriu įsiplėsti, jeigu turit kažkokių specifinių klausimų, galėsite man užduoti vėliau, tai šiek tiek trumpai ta pati nauda verslui, tai yra, kad mes galime į problemas reaguoti dar joms net neprasidėjus. Mes galime reaguoti daug anksčiau, pasižiūrėjus kažkokias tai anomalijas, padarytos ištaisomuosius žingsnius ir sistema funkcionuoja toliau. Ir išvengime tos pačios buhalterės, kurie ateina rytais pikta, jeigu neveikia jos programinė sistema. Tai kitas iš moduliukų, kaip ir minėjau, yra inventorizavimas, kuris padeda realiai inventorizuotis mūsų samų IT ūkiui, tiesiog internetu vienoje panelėje, tame pačiame žemėlapyje. Ir man kilo toksai klausimas, iš tikrųjų dažnai pastebiu, kad įmonėse inventorizuojami įrenginėjama tokiu paprastu būdu. Tai yra tiesiog ant kompiuterio, monitoriaus ar kito įrenginio yra klijuojamas lipdukas. Ir paskui patalpinamas kažkokiame Exceliuke. Iš tikrųjų, kyla klausimas, kaip pas jūs įmonė? Ar daug yra tokių, kurie tokiu būdu inventorizuojasi savo įrenginius? Jo, taip pat aš irgi turiu inventorizuotą savo taip įrankį. Ne dėl to, kad nesinaudoju Accense, dėl to, kad tiesiog telefoną negaliu prijungti į tinklą. Tai šiuo atveju Accense gali gerokai padėti inventorizacijos metu, kadangi pastoviai prižiūrėti tokią įrangą, taip inventorizuojant, kaip rodytas mano modelis, yra pakankamai sudėtinga, nes kiekvieną kartą reikia aplankyti kiekvieną darbo vietą ir patikrinti, ar ta įranga atitinka taip, kaip yra sąraše. Tai, kaip matote ekrane, mes galime inventorizuotis visą darbo vietą nuotoliniu būdu. Tai yra, kad prisijungę prie vieno ar kito įrenginio mes matome, koks yra kompiuteris, koks prie jo prijungtas monitorius ir prijungti kiti renginiai, spausdintuvas, galbūt dar kažkoks specialus renginys. Taip pat mes galime matyti ir struktūrą vidinę, tarkim, to pačio kompiuterio. Tai yra, kokias naudoja RAM, kiek jis jo turi, koks pas jų procesorius, kokia yra pagrindinė plokštė ir panašiai. Taigi, tai yra viskas vienoje vietoje ir mums nebereikia lakstyti, nebereikia žiūrėti ir panašiai. Taip pat yra su programinė įranga. Taip pat man irgi kyla klausimas, kiek yra įmonių, kuriuose yra inventorizuojama programinė įranga. Manau, programinė įranga tai yra dar didesnė problema, ją inventorizuojant, kadangi aplamai yra sunku inventorizuoti paprastais kažkokiais tai būdais. Yra taikomas vienokios ar kitokios programiniai paketai, taip pat ir kai kas taiko ir techninės įrangos inventorizavimo, bet jų dažniausiai reikia daugiau nei vieno, nes kad pamatyti vidinius resursus nėra taip lengva. Tai ką mums duoda programinės įrangos inventorizavimas? Tai, kad mes galime taip pat konkrečio darbo vietoje pasižiūrėti, kokias programinė įranga naudoja, kokios yra jos licenzijos, kaip jinai licenzijuojama ir panašiai. Taip pat mes galime pasižiūrėti ir įmonės mastu. Iš tikrųjų, valdyti licenzijavimą yra pakankamai sudėtinga. Tarkim, mes turime kažkokią tai biuro programų paketą, kuriame tiesiog turim raktuką ir diegiame į įvairius kompiuterius. Kompiuteriai keičiasi, atsinaujina ir panašiai. Pati programa neatiduoda informacijos ir globaliai nerenka, kiek jos licenzijų yra naudojama tinkle. Aišku, nekalbame apie visas programas, kai kurios galbūt ir tą dalyką daro, bet dauguma. Tai šiuo atveju Accense nuskanuoja visą mūsų tinklą ir mes matome, kad kiek tam tikrų biuro programų yra naudojama ir administratorius yra nurodęs atitinkamą kiek jisai turi tinkle tų licenzijų. Ir automatiškai gali programa įspėti, kad mes naudojame per daug licenzijų. Mes turime tik tai 10, o Office programų yra sudėkta 11. Arba galbūt įspėja, kad mes dar turim 1 ar 2 licenzijas laisvas. Taip pat galime daryti ir įvairiais pjūviais apžiūrą savo tiek techninės, tiek programinės įrangos. Tai labai yra patogu, kai mes ruošiamės vykdyti kažkokius tai programinės ar techninės įrangos atnaujinimus savo tinkle. Tarkim, kaip gerai žinome, kaip viešai yra nuskambėję, tai kad Windows XP artimiausiu metu bus jau nebepalaikomas. Tai greičiausiai mums reikės galvoti apie migravimą į aukštesnę operacinės sistemos versiją. Tai šiuo atveju mes galime išsifiltruoti tinkle esančius
kompiuterius, kurie naudojasi XP operacinė sistema ir automatiškai žinosim visą sąrašą konkrečių darbo vietų ir žinosim, kiek reikia mums įsigyti naujų licencijų. Taip pat, jeigu mes galvojame atnaujinti ir techninį įrangą, tarkim, kompiuteriai, kurie turi 1 GB tik tai darbinės atminties, taip pat turi iki 100 GB kietojo disko atminties, tai mes galime įsifiltruoti netgi keletą vedę kriterijų, mums bus išmestas visas sąrašas darbo vietų, kurias mes galėtume atnaujinti, taip pat susiplanuoti, kokią techninį įrangą tam reikia įsigyti. Ir visi mūsų pakeitimai bus saugomi ir mes taip pat galėsime analizuoti metų pabaigoje tokią analizę, kaip, tarkim, kas buvo planuota pakeisti, kas buvo planuota atnaujinti ir kaip tai atrodo po atnaujinimo ir kaip tas planas buvo įvykdytas. Kitas dalykas, dar labai svarbus, tai, kad visi pakeitimai bus saugomi bet kokiu atveju pakeitus ir išorinius įrenginius. Tarkim, kolegos sugalvoja pasikeisti monitoriais. Administratorius iškart gaus pranešimą, kad tokia ir tokia darbo vieta pasikeitė monitoriams. Jeigu administratorius tą žinojo, jisai pripažins kaip žinojo ir tiesiog tai bus ignoruojama. Tiesiog, jeigu tai buvo negalima, to buvo negalima padaryti, administratorius bus įspėtas ir galės perspėti savo prižiūrimus darbuotojus, kad to reikėjo nedaryti. Taigi taip, trumpai dar apžvelgsim, kokią naudą šitas moduliukas duoda. Tai kad mes galime efektyviai panaudoti tiek techninę, tiek programinę įrangą, valdyti licencijavimą ir licencijas migruoti iš vieno į kito, žinodami, kad ta licencija nenuėjo kažkur kitur ir jos nebuvo perviršio. Tai trečias moduliukas, kaip ir minėjau, kuris skirtas daugiau vadovams, kuris aktualesnis vadovams, aš truputį atsiprašysiu. Internete skamba tokia frazė, aš tiesiog pagalvojau ir įsidėjau pas save, kad didžiausias šių laikų melagystė yra tai, kad kompiuteriai ir telefonai sukurti tam, kad taupytų mūsų laiką. Turbūt man pripažinsite, kad iš tikrųjų taip ir yra. Taip, kompiuteris turi daug funkcionalumo, daug galimybių, jis tikrai mums leidžia sutaupyti laiko, bet taip pat jisai turi dar daugiau galimybių tą laiką iš mūsų paimti, pavogti. Ypač, kaip ir minėjau, tokių momentų, kada mes jau galvojame apie atostogas, įsiblaškome iš savo darbų ir periname prie kitų, mums be abejo aktualesnių, bet verslo nelabai naudingų darbų, tai pradedame blaškytis ir mūsų produktyvumas sumažėja. Prieš pradedant pasakoti apie šitą modulį, tačiau pasipasakoti vieną istoriją, kaip įdiegus vienai įmoniai, Akcensa jau po savaitės pasimatė rezultatai, kad vienas iš 2 darbuotojų, dirbantis su ta pačia programa, prie jos praleidžia apie 6 valandas laiko, tuo tarpu antrasis praleidžia vos 6 minutės. Skirtumas yra labai didžiulis, pasigilinant, ką jis veikia tuo metu, pasirodo, jisai tuo metu kūrė įmonės viziją, žaisdamas internetinius žaidimus ir dirbdamas ir simdamas su kitomis programomis, tais pačiais žaidimais pačiame kompiuteryje esančiais. Tokiu būdu mes galime reaguoti, kodėl tas darbuotojas yra nemotyvuotas toje darbo vietoje ir galbūt įmonė yra tiesiog iš principo darbai paskirstomi neteisingai. Ir šitas paketas, būtent Akcensas, tą įmonėje atsipirko labai greitai. Tai ką mes galime matyti, kaip mes galime stebėti tos darbuotojus? Tai mes galime stebėti jų veikseną savo darbo vietoje. Tai yra stebėti, kaip jie naudojasi kompiuterio resursais ir ką veikia su jais. Tai yra stebėti, su kokiamis programomis jisai dirba, kokius internetinius puslapius lanko ir kiek tai laiko užtrunka. Tai jeigu padetalizuojant mano parodytai skaidriai nuotrauką, tai pirma viršutinė kreivė parodo darbuotojo darbo ir poilsio laiką, tai yra šitas darbuotojas vidutiniškai apie 6 valandas dirbo ir apie 2 ilsėjosi. Iš karto mums krinta į akis tai, kad
ta rausvas stulpelis vieną dieną yra gerokai aukštesnis, tai yra apie daugiau kaip 10 valandų jisai ilsėjasi. Na, taip pat mes galime daryti išvadą, kad greičiausiai darbuotojas išeidamas iš darbo paliko savo kompiuterį įjungtą. Taip, tai yra iš tikrųjų pakankamai dažna problema, aš dažnai pasišneku su įvairiomis įmonėmis, na, ir jie identifikuoja tą problemą, kad darbuotojai išeidami iš darbo dažnai neišjungia savo kompiuterių ir taip netaupo įmonės resursų, tiek kalbu apie elektros sąnaudas, taip pat ir apie kompiuterio nusidėvėjimus. Taip pat, kaip ir minėjau, galime peržiūrėti, kokios internetinėse puslapiuose jis naršė ir kiek laiko tam praleido. Automatiškai pagal tai galime reaguoti. Iš tikrųjų, dažnai būna tai, kad vieni darbuotojai dažnai skundžiasi, kad jie yra tiesiog apkrauti darbais. Mes galime pasidaryti ataskaitą, tarkim, mėnesį, 2 mėnesių ir pasižiūrėti, ką iš tikrųjų tas darbuotojas dirbo. Jeigu matome, kad jisai iš tikrųjų intensyviai darbavosi prie jam skirtų programų, prie jam naudingų tinklapių, galbūt rimtai pas mus yra tokia problema įmonėje, kad darbų paskirstymas yra labai prastas ir reikėtų juos paskirstyti tolygiau. Bet dažnai pasitaiko tai, kad darbuotojas, tas, kuris daugiausiai skundžiasi, jisai dažniausiai laiko praleidžia žiūrėdamas į socialinius tinklapius, žaisdamas įvairius žaidimus arba tiesiog praleisdamas kitose laisvalaikiuose portaluose. Tai taip pat galima tą darbuotoją vienaip ar kitaip jį motyvuoti, kad jisai to nedarytų. Tačiau jeigu darbuotojas jau piknaudžiauja tuo, tai akcentas taip pat turi galimybę apriboti jo laisvę dirbti su tam tikromis programomis, tarkim, su tom pačiom kortom žaisti, taip pat apriboti ir lankyti tam tikrus internetinius resursus. Ką mes dar galime stebėti be to, ką darbuotojas veikia savo kompiuteriu, tai kad taip pat kam ir kokius jisai laiškus siunčia. Be abejo, pačio laiškų turinio nebus galima pamatyti dėl to, kad visiškai jau būtų kišimasis į privatumą, dažnai tai draudžia ir ES instancijos. Tačiau mes galime pamatyti, kad kam jisai siuntė laišką ir koks to laiško yra pavadinimas. Taip pat kitas yra labai svarbus dalykas, tai kad mes galime stebėti ir spausdintuvą esantį tinkle ir kokius spausdinimo darbus su juo vykdo darbuotojas. Be abejo, tai yra, jeigu mes matome, kad tai yra verslo pasiūlymas, tai yra kažkokios sąskaitos faktūros, kiti svarbus dokumentai, tai yra be abejo įmonėje privaloma. Bet dažnai pasitaiko įstiegus tokį modulį, kad būna magistrinis darbas atspausdintas, 5 bakalauriniai darbai to pačio vartotojo, Haris Poteris 700 puslapių ir panašiai. Tai greičiausiai su darbo metodika yra nesusiję, bet to mes galime ir įvesti kriterijų, paskaičiuoti kainą, kiek spausdinimas kainuoja. Tarkim, puslapio savikaina kartu su puslapiu ir su aptarnavimo kaštas kainuoja apie 10 centų. Automatiškai galime pamatyti, kiek tai sunaudoja mūsų resursų, kiek tai kainuoja įmonei. Čia taip pat galėčiau pasakyti vieną istoriją, pasipasakoti vieną istoriją dėl įdiegus pas vienus klientus ir direktorius pristatęs savo darbuotojams, kad jūs būsite stebimi, stebimas jūsų spausdintuvas, po mėnesio spausdinamų puslapių kiekis sumažėjo per pusę. Automatiškai labai greita grąža šito programinio paketo. Tai trumpai tiek apie šitą paketą. Mes, kaip ir minėjau, stebėdami darbuotojus galime ne tik kažkaip reaguoti piktai į juos, bet galbūt jie yra nemotyvuoti, juos kažkaip motyvuoti, teisingai paskirstyti darbus ir panašiai. Tai perinant prie kito moduliuko, dažnai IT administratoriai susiduria su tokiamis problemomis kaip tinkle pasiekti kuo greičiau darbuotojus ir išspręsti problemas. Taip jau yra, kad ne visi darbuotojai yra pakankamai išprusę, jie ir neprivalo, nes jų galbūt darbo specifika yra visai nesusijusi su kompiuteriais, tiesiog kompiuteris yra jau jų darbo įrankis, tam jie turi IT administratorių, kad spręstų šias problemas, tai dažnai pasiekti vieną ar kitą vartotoją dėl labai mažų problemų yra pakankamai nenaudinga. Tiesiog IT administratoriai yra brangus darbuotojai ir švaistyti jų resursą, bėgti į vieną kampą darbo vietos, važiuoti į kitą padalinį ir panašiai. Tai taip pat akcentas yra integravęs savo sistemoje ir pagalbos modulių. Kaip ir kiti pagalbos moduliai, jis turi pagrindinius tokius aspektus kaip
bilietų registravimo sistemą, tai yra, kad darbuotojas gali bet kuriuo metu užregistruoti savo problemą administratoriui, na, ir administratorius galėtų atitinkamai ją reaguoti. Galbūt jisai galėtų paskirti tą užduotį kitam administratoriui, galbūt jisai galėtų tiesiog prisijungti prie vartotojo nuotoliniu būdu, ką taip pat duoda Aksenso funkcionalumas, ir tą problemą išspręsti. Kitos funkcijos, ką dar gali helpdesko funkcionalumas, tai yra, kad vartotojas gali bet kada administratoriui parašyti žinutę. Tai yra, veikia kaip ir žinučių rašymo servisas. Tai, teikiama nauda pagalbos centro, manau, visiems yra suprantama, tai kad administratorius gali labai greitai reaguoti į gedimą, gali taip pat daryti įvairias analizės gedimų, galbūt tas gedimas pas vartotojus labai dažnai pasikartojantis, tai galbūt reikia daryti kažkokias tai priemonės, kaip to gedimo vengti, galbūt įmanoma sudiegus vieną ar kitą programinį paketą ir panašiai. Taip pat galime vertinti ir administratoriaus darbą, kaip jisai greitai reaguoja į šios sprendimus ir panašiai. Na ir paskutinis modelis, kurį pristatysiu, tai dažnai turim tokią problemą, kad išoriniai duomenys, tai yra įmonės duomenys dažnai nuteka per išorę. Mes internetu apsisaugome naudodami vienokią ar kitokią programinę įrangą arba galbūt ir techninį sprendimą, tačiau pakankamai sunku yra apsisaugoti nuo išorinio duomenų nutekėjimo. Tai yra, kaip, tarkim, vienas darbuotojas prieš išeinant iš darbo, jis tiesiog paima pavogę svarbią informaciją ir ją paskui panaudoja galbūt kitam darbe, galbūt kažkam parduoda, gal netgi ir šantažų bando užsiimti ir panašiai. Tai būna taip, kad ir kitas darbuotojas tikrai nuoširdžiai netyčia tos duomenys nutekino. Tiesiog jisai norėjo dar įsirašyti vieną kitą dokumentą, kurį namie papildomai savo laiku perskaityti, pasigilinti jį, galbūt papildyti arba padaryti pakeitimus ir įsirašęs į tą savo atmintinę, jis tiesiog pamiršta tą dokumentą ir pasidalina su savo artimais žmonėmis, galbūt kažkam kolegai nusiunčia, ir taip tie duomenys pasklinda. Dažnai būna, kad prisijungiame prie kažkokių tai išorinių įstaigų, norėdami atsispausdinti kažkokią tai vieną ar kitą dokumentą. Ten, kaip žinome, visada surandame labai didelį kiekį virusų, kurie taip pat visą turinį dažniausiai pavogia. Tai tų visokių grėsmių, kaip nutekinti išorę duomenys, yra pakankamai daug. Tai ką galėtų padėti čia Aksensas, tai kad mes globaliai galime valdyti visus išorinius įrenginius, tai yra pritaikyti įvairias teisės. Tarkim, galime visiškai drausti visus išorinius įrenginius, kad vartotojas tiesiog negalėtų jo pasinaudoti. Galime sukurti tokią taisyklę, kad vartotojas galėtų tik tai atsidaryti dokumentą, bet negalėtų nei ištrinti, nei įsirašyti į kompiuterį, nei iš kompiuterio. Arba galima leisti visas teisės. Taip pat galime ir įvairiomis grupėmis vartotojų. Galbūt vadybininkams leisti iš savo USB atmintinės įrašyti, galbūt administracijai leisti dviejų krypčių mainus duomenų ir panašiai. Tai apie duomenų nutekinimą išoriniu būdu tiek, kaip apsisaugoti, kaip ir supažindinau, tai grįžtam prie tų pačių klausimų ir dabar žinote, kaip Aksensas gali padėti jums išgelbėti, tarkim, nuo įvairių problemų būsimų, taip pat valdyti savo įmonės rizikas. Šios klausimus, manau, atsakiau, tikiu, kad jūs turite kur kas jų daugiau, tai dabar mes galime pereiti prie jūsų klausimų. Kažkodėl klausimai man įsijungia. Tai kuo skiriasi mokamas programinis paketas, yra geresnis nei nemokamas ZAB-BIX pavadinimas. Deja, tokio programinio paketo nesu girdėjęs, tiesiog palyginti konkrečiai su juo negalėčiau. Kas dažniausiai būna su nemokamais, labai sunku apie katrą modulį. Greičiausiai jis neturės visų 5 modulių palaikomumo, kas be ko, tai tiesiog po to parodysiu savo
kontaktus, jūs man tą klausimą parašykite elektroniniu paštu, na ir galėsim padiskutuoti, galėsiu padaryti analizę, kuo jis yra geresnis ar prastesnis ir panašiai. Tai kitas klausimas būtų, kokiu būdu programa atpažįsta kompiuterį esantį programinę įrangą. Tai į kiekvieną kompiuterį yra diegiamas agentas, kuris ir stebi kompiuterį esančius resursus, tame tarpe stebi ir valdo taip pat ir duomenų apsaugą per išorinės laikmenas, taip pat tą pačią programinę įrangą, tos pačius kompiuterio resursus, taip pat ir stebi vartotojas, kaip elgiasi su kompiuteriu, ką jis su juo veikia ir panašiai. Tai yra diegiamas agentas. Kas dar yra patogu, tai kad agentą mes galime tiekti tiesiai iš valdymo panelės. Tai yra administratoriui nereikia eiti pas vartotoją, jisai agentą gali diegti centralizuotai, taip pat kaip ir kitą programinį įrangą. Jis centralizuotai iš savo valdymo panelės gali suteikti absoliučiai visą programinį įrangą. Ar yra trial ir kokie jo apribojimai? Taip pat galite prašyti man produktai@notbaltic.lt adresu, kurį vėliau parodysiu. Ir aš jums atsiųsiu trialinę versiją ir tikrai galėsite išsibandyti savo įmonėje. Dažniausiai trialinę versiją aš galiu sugeneruoti pagal jūsų poreikius ir pagal jūsų poreikius, pagal kokius modulius jūs norite turėti. Ir dažniausiai jinai būna apribota iki 30 dienų, tik tai laiko tarpe. Dažniausiai tokių apribojimų nebūna. Jei klientas yra Windows kompiuteris, o Mac arba Linux ar programinė įranga veiks. Accensas yra pritaikytas Windows šeimos platformoms. Tai yra, kad pats agentas, patį agentą ir konsolę galime įdėti tik tai Windows šeimos operacinėse sistemose. Tai stebėti, darbuotojus, valdyti jų prieinamumą prie tam tikrų duomenų mes galime tik tai Windows operacinėse sistemose. Tačiau jeigu šnekame apie tinklo modulį ir sekame tinkle, tai sekame serverius, tarkim, kokios yra jame sudėktos duomenų bazės, kokie pašto serveriai, failų serveriai ir panašiai, tai yra nepriklauso nuo platformos. Tai dažniausiai eina per SNMP tokį protokolą, šiek toks keiksmažodis, kas nėra susidūręs su būtent IT infrastruktūra. Tai būtent ten yra nepriklausomai, kokioje platformoje yra tie servisai sudėkti. Kokios galimybės grupuoti kompiuterius pagal padalinius filialus? Visos galimybės. Accensas mato tiek pagrindinį tinklą, tiek ir kitus dukterinius tinklus ir panašiai, subtinklus ar kitaip vadinamus. Tai mes galime išsifiltruoti juos, matyti pagrindinį tinklą, mes galime susigrupuoti pagal subtinklus, mes taip pat galime įrenginius tam pačiam, kaip rodžiau žemėlapyje įrenginių, mes galime jos net rankutėm susitampyti, kaip mes norim. Atsiskirti vienokius įrenginius, kitokius, vienokius padalinius, kitokius susikurti. Taigi tą žemėlapį patį valyti mes galime įvairiai. Taip pat ir tinklo skanavimą galim pasidaryti įvairiai. Galbūt yra krūva įrenginių, kurių mums tiesiog nėra vertinga jų stebėti. Tai mes galime pagal IP adresus susirinkti, kuriuos mes įrenginius norėtumėm matyti pas save žemėlapį. Galbūt šiek tiek dar pridėsiu daugiau informacijos apie pačius įrenginius, tai kad mes galime tinkle stebėti ne tik kompiuterius, serverius, darbo vietas, sakykime taip, tinklinį įrangą, bet taip pat galime ir IP telefonus, spausdintuvus ir kitus įrenginius, kurie yra prijungiami prie tinklo. Ar gali matyti, kiek spausdina darbuotojas? Daryti ataskaitas mėnesio, pusmečio atspausdintų spaudinių? Taip. Yra atskiras netgi ataskaitų ruošimo modulis, kuriame mes galime tiesiog sudėlioti jau krūvą paruoštų ataskaitų. Dažniausiai tam būna ketvirtis, metinis ir taip pat galime savo daryti ataskaitas, savo laikotarpį pasirinkti ir panašiai. Ataskaitas galima daryti įvairiais pjūviais, tiek spausdinimo, tiek kokia buvo programinė įranga, tiek kaip veikia mūsų servisai, kaip veikia mūsų tinklinė įranga ir panašiai. Taigi ataskaitų modelis taip pat yra labai galingas ir ataskaitas mes galime pasidaryti įvairiais pjūviais. Pagal ką nustatomas darbo poilsio laikas? Darbo poilsio laikas yra nustatomas pagal tai, ar kompiuteris tuo metu veikia, ar tuo kompiuteriu
yra intensyviai dirbama ar ne. Na, jeigu vartotojas dirba, rašo, judina pelę, screensaveris nėra įsijungęs, tai programa fiksuoja, kaip kompiuteris dirba. Tačiau jeigu jisai nedirba 5 minutės arba kažkiek tai laiko, tiesiog nejuda pelė, klaviatūra nesispaudžia ir panašiai, tai totalis fiksuoja, kad tas darbuotojas tiesiog išėjo pietų, galbūt pasiėmė kavos pertraukėlę ir panašiai. Laiką, nuo kada, tarkim, 5 minučių, 10 ar pusvalandžio bėgė fiksuoti kaip nedarbo laiką, mes galime pasirinkti patys laisvai. Taip, jei padaliniai skirtingose šalise, programinė įranga viena ar reikia papildomai dėkti ir kitame tinkle. Taip, čia yra du tokie kriterijai, tai yra, mes galbūt turime ir tos padalinius skirtingose šalise, bet galbūt jie yra sujungti nuo VPN ar dar kažkokiu būdu, tai tokiu atveju jokių problemų nėra. Bet dažniausiai būna tai, kad jie turi visiškai atskirus nuo savęs nepriklausomus tinklus. Tokiu atveju šiek tiek skiriasi tinklo modulio licencijavimo taisyklės. Šiuo atveju patį tinklo modulį reikėtų užsakyti jau atskirą. Tai yra, jeigu yra 3 padaliniai, tai tinklo modulis vienas yra vienam padalinyje, antram, trečiam. Tačiau jeigu kalbame apie kitus įrenginius, tai licenzijavimas yra vienas, tai yra visas vienas paketas eina į vieną licenciją. Kitas labai ilgas klausimas. Ar kada darbuotojas su kažkokia programa dirbo, reiškia tik tai, kad kažkokia programa atidaryta buvo visą dieną? Jeigu gerai supratau klausimą, tai vartotojas gali atsidaryti daug programų. Tačiau akcentas fiksuoja tik tai ta, kuri yra aktyvi. Tai yra, jeigu jisai nuleidęs kitas programas ant start juostos, pasileidęs tik tai vieną, arba ta viena, kuri yra aktyvuota, tai yra Windows'ai mato, kad yra programinė įranga aktyvuota, tai jis skaičiuoja laiką prie darbo tik tai tos programos, kuri yra šiuo metu aktyvi. Jokių būdų neskaičiuos visų programų, kurios yra atidarytos, arba visų internetinių puslapių, kurie yra atidaryti. Kitas klausimo dalis yra, kaip nustatoma, kad su konkrečia programa buvo dirbama. Ir KPU ir RAM analizuojama konkretaus serverio. Kaip nustatoma, ar su konkrečia programa dirbama, kaip ir pasakiau, kaip ir paaiškinau, tai yra, jeigu jinai aktyvi, tai aiškiai su ja yra dirbama. O kaip nustatomas procesoriaus ir dirbtinės atminties konkrečiame serveryje. Tai yra, kaip ir rodžiau žemėlapį, mes turime kiekvieną įrenginį atskirai. Tiesiog užbėgę ant to įrenginio, atsidarę jo visus parametrus, mes matome atskirai to serverio, kad jis yra, tiek turi tokios ir tokios įrangos, tiek turi atminties ir panašiai. Taip pat mes galime ir globaliai pasižiūrėti, tiesiog pasidaryti ataskaitą visų savo, arba ten pagal grafikus kriterijus atrinktų įrenginių ir matysim ten serverio pavadinimas, tokie parametrai, tiek jisai turi darbinės atminties, tiek jisai jos naudoja, tiek naudoja procesoriaus ir panašiai. Kitas klausimas dėl pašto stebėjimo, kaip yra su Gmail ir panašiai. Tai jeigu Gmail'u naudosimės naršyklėje, tai mes tik matysime, kad vartotojas buvo toje internetinėje svetainėje. Tai yra, jis dirbo su Gmail'u, bet pačių laiškų, kaip buvo pas mane parodyta prezentacija, nematysim, kam jisai siuntė ir panašiai. Tačiau jeigu Gmail'as yra suintegruotas su pašto klientu, tarkim, Outlook'u ir panašiai, tada taip galėsim stebėti ir Gmail'ą. Kalbama apie greitą grąžą. Kokia yra to produkto kaina? Visiškai negaliu pasakyti. Tai yra priklauso visiškai individualiai nuo jūsų tinklo. Tiesiog norėdami sužinoti kainą, reikėtų, kad taip pat man parašytumėte į produktai@notbaltic.lt ir mes tada galėsime įvertinti jūsų tinklą, pasakyti, kokia yra to produkto kaina. Kaip sprendžiamas asmens privatumo pažeidimo klausimas, naudojant tokį stebėjimo sprendimą? Taip, tai labai yra geras klausimas. Kaip žinome, stebėti darbuotojų, neįspėjant jų yra negalima, gali tik tai saugumo instancijos. Tai be abejo, darbdavys turi įspėti kiekvieną darbuotoją, kad jisai bus stebimas. Dažnai tai būna nurodyta ir darbo sutartyje. Atsiprašysiu.
turbūt pildydami savo darbo sutartį, gilindamiesi ją, dažnai būna, matote tokį užrašą, kad vartotojas gali būti stebimas, kad jo veikla, ar sąžiningai darbuotojas dirba su jam skirtais prietaisais ir panašiai, gali būti stebima. Kaip dar prisideda Accensas? Jisai, pagal nutylėtus nustatymus, kiekvieną kartą įsijungiant kompiuterį, jisai įspėja darbuotoją. Jisai įspėja darbuotoją, kad jūsų veiksmai su kompiuteriu yra stebimi. Be abejo, tą įspėjimą galima ir išjungti, jeigu jis trukdo, bet kiekvienas darbuotojas būna dažniausiai įspėjimas. Čia iš tikrųjų įspėti turi darbdaviai. Turi darbdaviai kiekvieną darbuotoją įspėti, kad jisai bus prižiūrimas ir kad jo veiksmai dirbant su kompiuteriu bus sekami. Helpdeske klientas gali rašyti žinutes, nenurodėte kokias SMS, chat, email. Šiuo atveju jisai gali siūsti trumpasias žinutes, žinučių siuntimo servisų vidinių, būtent sukurtų Accenso. Tai nebus tikrai SMS, tikrai nebus ICQ ar kitas kažkoksai tai įrankis. Tai tiesiog pačio Accenso funkcionalumų galima parašyti žinutę administratoriui, jinai veikia be abejo, kaip tas pas ICQ, kaip ICQ, tai yra, atsiprašau, ir kaip Skype'as ir panašiai. Tokiu principu. Nuotolinis prisijungimas vykdomas RDP protokolu ar kažkas panašaus į LogMeIn technologiją su įdiegtų klientų. Taip, klientas yra įdiegtas, bet jisai vykdomas realiai RDP, pasinaudojant Microsoft funkcionalumų. Ar vartotojas negali išjungti agento, jei vartotojas turi lokalaus administratoriaus teisės? Kiek teko bandyti, tai taip negalima išjungti šito agento. Kaip dar vartotojas žino, tai yra agentą jisai mato dažniausiai savo juostoje valdymo kur yra prie laikrodžio. Kadangi tas agentas dažnai naudojamas kaip ir papildomas funkcionalumas, prisijungiant prie to pačio helpdesko, taip pat rašant žinutę ir panašiai. Tačiau, jeigu toks funkcionalumas nėra, administratorius gali tiesiog nerodyti tos piktogramos. Vienintelis būdas, su kuriuo galima pamatyti, kur ta programa yra, tai tiesiog atsidarę visų veikiančių procesų medį ir pabandyti išjungti. Aš, tiesą sakant, taip ir pabandžiau iš karto padaryti. Tai taip, programą jis išjungia, bet jį momentališkai, automatiškai įsijungia iš naujo. Tai vartotojas tiesiog negali išjungti savo tos programos. Ar kaina priklauso nuo kompiuterio kiekio sudegtų klientų? Taip, kaina priklauso nuo sudegtų klientų, tai yra nuo sudegtų agentų. Jeigu yra virtualizuotas darbo vietos, kompiuteris yra virtualizuotas arba pritaikytas kažkoks kitoksai technologinis sprendimas, tai taip, tai yra skaičiuojama tiek, kiek agentų sudiegsite. Sudiegsite vieną agentą, reiškia viena licenzija, jeigu sudiegsite 100 agentų, reiškia 100 licenzijų. Ar pašto apsauga yra konfidencialios informacijos išsiuntimo sustabdymo? Ar pašto apsauga yra dėl konfidencialios informacijos išsiuntimo sustabdymo? Taip, iš tikrųjų administratorius arba įmonės direktorius turi teisę pasižiūrėti, kam darbuotojas siunčia savo laiškus. Tai yra, kad nesiuntinėtų tą pačią konfidencialią informaciją, negalėtų išsiųsti į tą patį savo privatų paštą arba į kito kolegos. Ir panašiai. Galbūt dar ką pamiršau paminėti dėl vartotojo modulio, tai kad taip pat galima vartotoją, stebint jo veiksmą, galime padaryti jo ir momentinę ekrano nuotrauką. Tai galima padaryti tiesiog vienkartinę arba pastovę. Tai dažnai yra iš tikrųjų naudojamas ypač serveriuose, kada mes galime, tarkim, kas valandą pasidarę, kad padarytų mums momentinės ekrano nuotraukas, prieš serveriui, tarkim, nulūžtant, kartais pasimato, kad šoko ten tokie langai ir atsidarė tokios ir tokios klaidos. Dar šiek tiek apie pačią sistemą, taip pat papildant, tai yra tos valdymo panelės, yra du peržiūrėjimo būdai, tai yra kada fizinė valdymo panelė, su kuria dažniausiai dirba administratoriai, ir yra internetinė panelė, su kuria dažniausiai dirba su auditu dirbantys žmonės, tas pats įmonės direktorius ir panašiai. Jis veikia
tik tai per skaitimo režimu, tai yra nebus galima daryti nebus galima jokių pakeitimų daryti, bet tiesiog peržiūrėti visas ataskaitas, persižiūrėti, kaip dirbo darbuotojai, kokie resursai yra naudojami ir panašiai. Kitas klausimas, ar registruojamas kompiuterio ekrano vaizdas kas kažkiek minučių? Tai šiek tiek užbėgau pats to nežinodamas. Taip, galime nustatyti, kad kas valandą daryti ekrano kopijas, galime tarkim, netgi kas minutę. Aišku, tai yra nerekomenduojama, netgi iš tikrųjų tai yra viena iš tokių dažniausiai pasitaikančių klaidų, kada norima stebėti labai dažnai visą savo IT ūkį. Automatiškai yra kas minutę arba netgi dar greičiau yra daromos ekrano kopijos ir viskas pradeda bėgti į serverį ir tai momentiškai užkeša visą tinklą ir tą patį serverį su savo užimamų duomenų kiekiu. Tai taip dažnai tikrai reikėtų nedaryti. Jeigu yra pabaigčia, greičiausiai turėjo būti užrašas ar telefonai pokalbių kas kur kam registruojami. Ne, telefonai yra neregistruojami. Tiesiog mes telefonus matome kaip fizinį įrenginį ir galime stebėti jo veikseną tinkle. Tai yra, ar jisai veikia ar ne. Toks yra tik tai funkcionalumas. Ar kompiuterių agentų licencijų skaičiavimas konkurencinis ar rišamas prie kompiuterio? Jeigu gerai supratau, tai klausimas yra, ar agentas fiziškai yra prišamas prie kompiuterio. Ne, tai iš tikrųjų, jeigu mes, tarkim, vieną kompiuterį jo nebesinaudojam arba nenaudosim, arba tiesiog jį nurašym, nusipirkom dar 10, tai tą agentą galime perkelti. Agentai gali migruoti. Skirtumas tas tik tai, kad agentą permigravus į kitą darbo vietą, visa informacija dingsta, ką jisai buvo surinkęs. Ar yra informacijos kaupimas indeksuojant, kokią informaciją išeina per Skype, paštą ar kitą programą. Ir vėliau tai būtų galima analizuoti. Čia greičiausiai taip pat yra klausimas, ar akcentas mato, ką Skype ar kitose programuose rašo vartotojas. Tai dėl tų pačių privatumo griežtų taisyklių akcentas nerenka informacijos, ką vartotojas rašo savo tuose programuose. Jis tik tai renka informaciją, kiek jisai laiko praleido su ta programa. Ar yra valdymo konfigūravimo terpė pasiekima per HTTP protokolą? Taip, kaip ir minėjau, tai yra internetinė prieiga, bet kaip ir sakiau, jinai veikia tik tai per skaitimo režimu. Tarkim, taip sakoma, read-only režimu. Tiesiog mes galime pasižiūrėti, kaip veiksina vienas ar kitas darbuotojas, kaip dirbo, kaip tinkle vienas ar kitas servisas elgėsi, kaip procesorius, darbinė atmintis, sugeneruoti įvairias ataskaitas, metinės, mėnesį ir panašiai. Bet tačiau nustatymų pakeisti negalėsim, galėsime tik prisijungę prie fizinės stoties. Na ir matau paskutinis klausimas, ar čia yra žmonių sekimo įranga? Negalėčiau atsakyti taip, kadangi, kaip ir minėjau, pats programinis paketas yra sudarytas iš 5 modulių, iš jų praktiškai 3 realiai skirti palengvinti administratoriaus darbą ir taip pat išvengti didelių nuostolių valdant įmonės IT infrastruktūros prižiūrėjimo įrangą visą. O tik tai vienas modulis, kuris stebi darbuotojo veikseną ir galbūt nesakykim, kad čia yra darbuotojo sekimas. Tiesiog įmonė yra suinteresuota, kad darbuotojas būtų motyvuotas savo darbo vietoje, kad darbuotojams būtų paskirstyti vienodai uždaviniai, kad nebūtų, kad vienas darbuotojas dirbtų, kaip mano minėtam pavyzdį, visą dieną, o kitas užsiimtų kitą veiklą ir panašiai. Tai tikrai tai nėra žmonių, sakykime taip, sekimo įrenginys, bet funkcionalumas leidžia tą daryti. Tai klausimų daugiau matau nėra. Galbūt aš dar norėčiau sugrįžti prie savo skaidrių. Ir čia matote mano kontaktus, kur bet kada galite mane pasikreipti, galbūt iš karto dar nepulkit skambinti, negalėsite atsiliepti, bet tačiau man galite parašyti laišką, galite paskambinti, jeigu jums reikia nemokamas versijas pasibandyti kažkuriam tai laikui, norit pasikonsultuoti, turite daugiau klausimų, galbūt dar su kažko nesupažindinau jūs, galite bet kada į mane kreiptis, galime susitikti ir pasikalbėti dėl šito programinio paketą. Taigi, sėkmės jums naudojantis Accents Envision ir tikiuosi susimatysime. Iki.